Labas, tikrai kebabas. Šiandien mes renkinsim kebabų emojius, nes šiandien yra nacionalinė kebabų diena. Taip. Čia yra kategorijos S, A, B, C, D ir šits durnius. Va. Taip. Jo, tikriausiai suprantat. Taip. Pirmas emojis yra Apple. Tai matosi, kad yra pupelės, man patinka pupelės, matosi ir padažas, ir mėsa, ir salotas, ir dar visai gerai atrodo tortilija ir visai normalus anas. Tai dėsiu į visai geras, tik biški labai aukštos kokybės ir tai kitas yra Google, man rods, tai turi mėsą, normaliai atrodo, toks plonesnis, salotas yra, nežinau, nėra tiksliai kebabo ar šavorma, čia emodžiai tiesiog burrito gal čia yra, bet vis tiek panašus dalykai, tai man nesvarbu. Tiesiog, kad reikėjo kebabo emodžių, tai kažkas geltono čia, labai aukštos kokybės, labai įdomiai čia padarė, tai dėsiu B. Visai geras, bet gali būti geriau. Ir kitas yra LG televizoriaus, čia yra bulvytės, padažas geras česnakinis, mėsa atrodo visai gerai ir salotas yra, tai gerai ir biški atrodo, kad biški sumaišyta gal ir dar visai gerai atrodo tortilija, tai ir taip va, kitaip negu šitas be reperio, tai visai gerai atrodo, atrodo valgyti, gal ne gal iš tikrųjų yra S, skaniai atrodo labai, ir tas padažas eina žemyn. Dabar yra kids šits. Iš tikrųjų yra, iš kur aš gavau kebabus, tai Emojipedia. Kažkoks, tai toks yra žiauriai daug pridėjo, kažkoks gal mustard čia, žiauriai daug salotų, matosi pomidorai ir keli daugiau vaisių. Daržovių ir mėsą apačioj. Kodėl iš vis mėsą tik apačioj? Gal tai, kad matytų. Ir dar kažkodėl įdomiai tas tortilija daro, kad tamsiau iš viršaus. Tai. Bet pati tortilija įdomi. Gerai. Suvyniota. Tai. C. Biškai per daug veiksmo čia. Tai dabar šits Facebook, ne? Taip, Facebook, tai čia labiau kaip burrito atrodo, kažkaip įdomiai, dvi skirtingos mėsos yra, žiauriai folija, labai aukštos kokybės, bet pati tortilija irgi visai gerai, tai B. Irgi gera. Gal čia bulvytės yra, nežinau. Tai kitas. Tai kitas yra Twitteris, arba tas X'as durniai pavadino. Tai simplistiškiau. Tortilija atrodo kaip tiesiog vamzdelis ar koks kempinė.
skirtingas tos, paprastam normaliai kebabė turėtų būti sumaišyta taip. Mėsa, sūris ar padažas kažkoks, nežinau. Ir pomidorai su salotom, ir folija kažkaip įdomiai, va, taip kaip vinata, kaip žmogus išvynioja. Nusiplėšint, tai, visai gerai atrodo. Pratinka simplistiškai, tai jo, Dabar yra Samsung. Biški mažesnė kokybė, kaip pikseliai, bet visai daug įdėta. Yra bulvytės viduj, tai gerai. Salotas ir mėsa. Gal čia yra svogūnai, jei tas raudonas. Bet labai patinka svogūnai, kai būna belekam. Tai bet dalykas yra, kad folija aplinkui tiesiog atrodo kaip tualetinis popierius tiesiog apvynuotas ir tai neskanu. Bet be to būtų buvę S, tai dabar A. Bet gal iš tikrųjų eiliškai man patinka labiau negu šits ir šits. Tai vos po S, dar biškai čia. Labiau patinka iš tikrųjų šits negu tai nekeisiu nieką. Tai dabar šits, Microsoft. Tai simplistiška, visai paprasta, mėsa, žolelės, padažas, gal čia kas, pomidorai, čia dalykai ir atrodo visai normaliai, bet šits biški mažiau simplistiškas negu tas, bet Tai jo, dabar WhatsApp. Tai čia salotos, mėsa, graži, kažkas ten ryžiai gal, nežinau. Visai gražiai atrodo ta tortilija ir tas atrodo kaip tiesiog photoshopino, uždėjo šitą dalyką ant šito dalyko, folijos. Biški nelabai gerai, tai kad nebuvo dėl tos folijos būtų buvę B, bet dabar C. Bet aukščiau nei tas ir šitas, gal aukštas C, geras. Tai dabar šį kartą Joypixel kažkoks nesigirdės visai. Tai čia aišku labiau į burrito pusę, ryžiai, biški augalai, mėsa, geltoni ryžiai, kaip plovė ir daugiau ryžių. Visai vėl atrodo, kai biški nurepta, kai šitas biški nuimta, kaip pradėjo valgyt norėt. Ir tortilė visai gerai, tai geresnis už šito, visai panašus iš tikrųjų. Nelabai, bet panašios spalvos, tai gerai. Ir dabar, koks šits išvis, blogs išvis. Oi, čia OpenMoji kažkas. Jau žinom, kur čia jis, va. Norėčiau toliau dėti, bet nieko nėra daugiau čia. Ir dabar, man rodos, Snapchat'ą ne. Ai, ką aš čia paistu? Ai, čia emoji dėks, kažkoks, man rodos, programėlė kaip šitas ieškoti emojis. Tik kitoks. Visai blogas atrodo. Blogas. Tai šits varo, pirmą pažiūrėkim, tai mėsas daug, yra kiaušinių įdomiai. Gal iš tikrųjų labai skaniai atrodo. Gerai atrodo.
Jaučiu, kad iškris iš šito galo. Viskas, tai gal biški. Tai, nu, gal, iš tikrai visai skaniai atrodo, bet tai šits. Galas, nežinau. Iš tikrųjų šits nelabai toks geras. Gal grinai šitą čia ir biškai žemiau čia. Ir šitas gal irgi jas grinai. Man patinka, bet šitas aukščiau. Na. Ir dabar paskutiniai 2 ar 3 gal. Nu, iš tikrųjų aš šitus nepaimu iš šito website'o, tiesiog pats susiradau, nes prisimenu. Tai čia toks Google nota kažkoks, kaip pagrindinis per Google emojis, nu. Ir visai gražiai atrodo, nu, spindi folija, tortilija gera, nu, visokie ryžiai dalykai, augalai, mėsa ir dar biškai atrodo, kad nelabai taip tolygiai, nu. Tai atrodo gerai, nu. Visai gerai. Čia geriau. Ir pagaliau šits paskutinis. Čia šiaip Windows yra. Tai Windows čia yra. Gal. Tai kur dėsim? Nu, irgi simplistiškai, kaip šits ir šits. Nu, tikrai ne šits. Nu, tai tikrai geriau nei šitas. Bet, nu, čia va galim. Jo, ne, gal čia. Aha. Na jo, ir kaip ir gal baigiu. Nu, čia mano rankingas. Nu, čia šitie. Nu, pasiscreenshot'in. Ir, nu gerai, kur čia. Gerai, nu, čia atsimsiu, tai vėlau emoji ranking. Nu, geras, labas, taip ir tikrai, ne, ir labas. Tai išsiseivinsiu. Tai va, čia yra mano šitas. Tu gali pasižiūrėti, man rodos, šitą. Tiesiog gali pasidaryti savo kebab emoji ranking. Nu čia, jo. Gali editint, man rodos, gal. Tai, jo. Ir viskas. Viso gero.